pradėsim testą nuo kapojimo. Užsidedu pirštinės, kad būtų patogiau. Čia maždaug 8-9 cm storio nukritus pušelė. Viskas. Tokio dydžio peilis leidžia atlikti ir tokius didesnius darbus, kuris gali pakeisti jums kirvį. Dėl to toks peilio universalumas yra pravartus. Praktiškai jums kirvuko neštis ir nebereikia. Dabar pereinam prie sekančios užduoties, prie skaldymo. Turim medžio bruselį, maždaug 10-11 cm diametro ir manau šitas peilis susitvarkys su juo be jokių problemų. Batoningas, paskaldymas. Batoningas tiksliau yra kapojimas, kuomet paimam šitaip ir kapojam. Čia daugiau skaldymas, nors kiti vadina tai irgi batoningu. Biški kreivai pradėjo eit. Pabandysim iš naujo. Viskas, kaip matot, normaliai susitvarko. Tuoj padalinsim dar. Yra ir šakų, eina per šakas be jokių problemų. Sekantis testas, kuris man labiausiai rūpėjo pažiūrėti, kaip šitas peilis gerai pjaus drožinėti. Tai vadinamas angliškai feather sticking arba drožlių darymas, kad
pasiruošti įkurti ugnį. Nesu didžiulis meistras šito darbo, bet kaip gaunasi, taip gaunasi. Tam darbui daug geriau pirštą perdėti arčiau ašmenų, į šitą išpjevą smulkesniem darbam ir visai gerai einasi, manau. Paimsim kitą medžio gabalą, žiūrėsim kaip jauna. Kaip jau anksčiau minėjau, peilis padengtas antikoriozinė medžiaga, tokia juoda, dažais specialiais. Ir jo nugarėlė yra irgi neaštri, nors kampas lygtai ir būtų geras, bet kadangi padengta, jisai kibirkšties jums su žiebtuvu neduos. Dėl to pas mane žiebtuvas turi savo braukiklį ir aš uždegsiu ugnį nenaudodamas peilį, bet naudodamas patį skeltuvą. Visai komplektas skeltuvo ir brauktuko visą laiką kartu su manim. Jeigu rasite didelį medį, bus kažkokia išgyvenimo situacija ir jums, tarkim, labai reikia perkapoti tokį storą medį kaip šitas ir turi tik tai vieną peilį. Aišku, galite kapoti tokiu būdu, bet jisai toks būdas labai eikvoja daug jums energijos ir užtrunka daug laiko. Dėl to yra kitas metodas batoningas, kuomet per peilio nugarėlę su kitos pliauskos pagalba kertate medį. Tokiu būdu daug lengviau eina darbas. Nereikia daug kapojimo tokių veiksmų. Galim dar protestuoti, kaip laiko smaigalys. Be jokių problemų.
Pabandom jėgos būdą. Na, nėra labai geras pjovikas, bet nėra super pjovikas, bet atlieka savo darbą gerai. Tokio peilio privalumas yra jo universalumas. Galite didelius darbus daryti, kapoti, galite pasmulkinti, padrožti, maistą pagaminti ir jisai gero dydžio. Norėtųsi, aišku, kad būtų nerūdijančio plieno, bet jo tvirtumas ir patikimumas duoda savo. Dėl ko man dar patinka šitas peilis yra dėl to, kad jisai puikiai tinka į mano 511 RAŽ24 kuprinės šoninę kišenę, kuomet nereikia nešioti prie diržo. Čia demonstruoju alternatyvų peilio kabinimo būdą prie kišenės, ne prie diržo kaip įprastai, bet prie kišenės.